šventės dieną, Krikšto šventės dieną. Visa bažnyčia džiaugiasi ir tikiu, kad ir dangus, ir angelai šypsosi ir spinduliais mums taip pat pritarė, kad visame danguje ir visoje bažnyčioje šiandien daug džiaugsmo, nes dar vienas žmogus taps bažnyčios nariu, Dievo vaiku ir augs tikėjime. Ir šiandien mes džiaugiamės ir su tėveliais, ir su Krikšto tėveliais, kurie šiandien atnešė Miglą Lėją į bažnyčią, į Pranciškaus Ksavero bažnyčią. Ir mes tikime, kad ir Pranciškaus Ksaveras irgi šiandien džiaugiasi ir mus užtarė. Tai buvo vienas iš drąsiausių žmonių, misionierių, keliavęs į tolimus kraštus 16 amžiuje, į Indiją, į Japoniją, į Kiniją norėjo patekti, nepavyko, bet tikrai daug darbų padarė ir krikštijo žmonės, skelbė Evangeliją tuose kraštuose. Ir mes tęsiam jo darbus, krikštijam šiandien dar vieną žmogų ir džiaugiamės, kad bažnyčia pasipildo naujų narių, kad Migla Lėja tampa Dievo vaiku, kai gimsta dangui, tampa mylinčio, dangiškojo Dievo vaiku. Ir viskas paruošta puikiai, visi su gera nuotaika. Mes čia švenčiam susirinkę, su šypsena ir norėčiau pradėti šiek tiek juokingai apie vieną mokytoją, kuri mokė vaikus Dievo įsakymų. Ir kai paaiškino visus 10 Dievo įsakymų, paklausė vaikų, ar turit klausimų. Viena mergaitė pakėlė ranką, o koks čia įsakymas sulaužomas, jeigu mano brolis paima ir plėšia katę į uodegą. O katė labai verkia. Mokytoja galvoja, čia labai lengvas atsakymas, kuris Dievo įsakymas. Ir sako, vaikai, gal jūs atsakykit, kuris čia įsakymas Dievo pažeidžiamas. Visi tyli, niekas nedrįsta atsakyti, vienas berniukas nedrąsiai pakėlė ranką. Čia sako, gal tas įsakymas, kuris sako, kad Dievas sujungia, žmogus ten neišskiria. Esame Dievo artumoje ir mes džiaugiamės turėdami ir vaikus, ir vaikų išmintį ir prašom vienus tikėjimo malonę. Garbė Dievui šventai dvasiai, kuri Jordano vandenyje nusileido ant pakrikštito Kristaus, kad visi būtume pakrikštyti Jėzuje Kristuje. Šio pašventinto vandens paslaptimi teikės Viešpatie suteikti dvasinį atgimimą savo tarnaitėjai Miglai Lėjai, kurią šiuo apiplovimu pakvietė į bažnyčios tikėjimą, kad ji turėtų amžinąjį gyvenimą. Mėly tėvai ir Krikšto tėvai, šis jūsų atneštas vaikas iš Dievo malonės per Krikšto sakramentą gaus naują gyvenimą iš vandens ir šventosios dvasios. Jūs privalote jį taip auklėti, kad tas dieviškasis gyvenimas būtų apsaugotas nuo nuodėmių ir diena iš dienos augtų ir stiprėtų. Taigi, tėvai ir Krikšto tėvai, jeigu esate nusistatę atlikti šią pareigą, tai prisimindami savo krikštą atsižadėkite blogio ir išpažinkite savo tikėjimą į Jėzų Kristų, kuris yra bažnyčios tikėjimas, kuriame jūsų vaikas yra krikštinis. Tėvai ir Krikšto tėvai, ar atsižadate piktosios dvasios? Ar atsižadate visų jos vilionių? Ar tikite Dievą Tėvą, visagalį, dangaus ir žemės sukėlėją? Ar tikite Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį gimusį iš mergelės Marijos, kentėjusi ir palaidotą, kuris prisikėlė iš numirusių ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje? Ar tikite šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, mirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą? Šis tikėjimas yra mūsų bažnyčios tikėjimas, kurį mes visi išpažįstame Jėzuje Kristuje, mūsų viešpatyje.
Visagali Viešpatie Dieve, tu per savo sūnų gimusį iš mergelės Marijos, džiugini motinos amžinojo gyvenimo viltimi, kuri nušvinta vaikuose. Palaimink šio vaiko motiną, kuri dėkoja tau už suteiktą vaiką. Te pasilieka į draugę su vaiku nuolatinime tau dėkingume, Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatie. Dabar palaiminkim visi gyvenimą. Visagali Viešpatie Dieve, pateiki žemiškai ir dangiškai gyvenimą, palaimink šio vaiko tėvą, kad jis drauge su žmona būtų ir tikrai tikėjimo liudytojai, Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatie. Dabar priimkit bažnyčios palaiminimą, skirtą visiems čia susirinkusiems. Visagali Viešpatie Dieve, tu atgimdei mūsų vandeniu, šventąja dvasia, amžinajam gyvenimui. Palaimink gausiai čia susirinkusius tikinčiuosius, kad jie visuomet ir visur būtų aktyvūs tavo tautos nariai. Suteik savo ramybę visiems čia esantiems Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatie. Viešpat su jumis. Te palaimina ir te globoja jūs visagalis ir mylintis Dievas Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Te lydi jūs Viešpaties malonę. Ačiū visiems, kad meldėtės kartu, kad atėjot, skyrėt laiką. Sveikinu.